Dauguma žmonių net nežino savo tikroji odos tipo. O kai nežinai, perki netinkamą kosmetiką, griaužiesi, kad neveikia ir kaltini odą. Todėl per minutę parodysiu, kaip pagaliau suprasti, kokia jie iš tikrųjų. Pirma, sausa oda. Jeigu oda po prausimo traukia ir tempia, jaučiasi kaip plonas popierius, o poros vos matomas, labai tikėtina, kad turi sausą odą. Sausa oda pati beveik negamina riebalų, todėl jai visada trūksta komforto ir minkštumo. Antras variantas – riebi oda. Jeigu po pusvalandžių veidas pradeda blizgėti ir nosis ir kakta kaip po lengvos treniruotės, o poros labai ryškios, sveiki atvykusi į riebių odų klubą. Riebi oda nėra bloga, jie tiesiog gamina daugiau riebumo. Jie lėčiau sensta, bet greičiau kemšasi. Trečias variantas – mišri oda. Jeigu T-zona blizgi, o skruostai normalūs arba sausokai, tu turi mišri oda. Tai dažniausias tipas. Ir taip, tau reikia 2 strategijų vienu metu. Pirmas tai lengviausių produktų į T-zoną ir drėkinimo skruostams. Ketvirtas tipas – probleminė oda. Spuogai, užsikimšimai, jautrumai, reguliarios uždegiminės reakcijos – tai ne atskiras tipas, o būklė. Probleminė oda gali būti ir sausa, ir riebi, ir mišri. Todėl pirmas žingsnis – suprasti tikrą tipą ir tik tada spręsti problemas. Greitas testas namuose. Po prausimo nieko netepk 30 minučių ir stebėk. Tempia ir šiurkštu, bus sausa oda. Blizga ir poros ryškios, riebi oda. Blizga tik kakta, nosis, mišri oda. Raudonuojasi pirštai ir greitai užsidega, jautri būklė, ne tipas. Kai žinai savo tipą, galiausiai supranti, ko tavo odai iš tikrųjų reikia, ir čia prasideda tikras, o ne chaotiškas odos priemonių pasaulis. Nori, kad padėčiau sudėlioti rytinę ir vakarinę rutiną tavo tipui, tęsiam seriją.